į tą aplinką, į tą darbą ir paskui tragediją, kai reikia jį pajudinti. Tai irgi nesveikas ženklas. Taigi šitokia maždaug kryptimi turime eiti ir atsiminti, kad visa neturto vertė glūdi tame, kad jį praktikuojam iš meilės Kristui, norėdami jį sekti iš arčiau. Svarbu, kad tas neturtas būtų neprimestas mums, tai jau būtų bėda. Niekas neprimeta, savanoriškai apsisprendžiame eiti neturto keliu. O jeigu paskui atrodo, kai jis primestas, tai reiškia, kad užgeso neturto dvasia, ją reikia kurstyti ir mąstymais, malda, atgaila, apgailėjimu savo kokių netvarkingų žingsnių tolyn nuo neturto dvasios. Reikia apgailėti savo aplaidumą neturto dorybės ugdyme. Gyvenimas neturte yra nuolatinis Dievo šlovinimas. Šlovinimas Kristaus neturto, Kristaus meilės mums. Kai jis iš meilės mums prisiėmė tą neturto būseną. Pasaulis nesupranta tos priklausomybės, to neturto dvasio. Nu ką, tu uždirbi dabar čia kito delną sudedi, vėl dairaisi, elgetauji. Tai ką, vienuolynas, ubagynas, duodi, uždirbi ir vėl atgal prašyk. Duodi daugų, gauni mažai. Bet žinom, kad ne kažkai ką įnešam, ne kažkai ką ir gaunam, o kažkokių specialių kanalų turtinančių mus nėra paprastai, nebent atsitiktiniais atvejais. Ir yra ir tvarka, ir ribos, pavyzdžiui, pas mus negalim naudoti bet kokių pinigų, kurie skirti gimnazijai, kadangi tai yra mūsų apaštališka įstaiga atribota, namai nieko negali iš ten pasiimti. Dovana gimnazijai, dovanai ten priklauso pinigų pašalpa. Gimnazijos remontui jokių būdų negalim namų remontams, nors čia irgi nesutvarkyti daug štai pilnai visiškai nesutvarkyti ir išgriauti dabar. Nieko. Jeigu skirs remontams, namam bus ir namoms, nieko gimnazija negaus. Iš to ir panašiai. Jeigu naujoko auklybai duota, viskas negalima naudoti kitiem namų reikalam. Yra 4 kasos ir kiekviena atskirai ir negalima iš juos imti net pačiam provincijolui, nebent su generolo žinia. Taip, kad reikia į Romą važiuoti, jeigu nori iš tų kasų ką nors paimti. Arba konkrečiais atvejais gauna ilgesniam laikui pats provinciolas tokį leidimą. Kitaip visokios netvarkos ir painiavos susidaro. Ir kiekviena provincija negali turėti pertekliaus, įsiunčia į centrą, o centras dalina į biednesnes situacijas. Ir pavyzdžiui, mūsų vienuolija negalėtų jokių remontų tvarkyti ir naujoką auklėti, jeigu nebūtų kuri nors provincija įsipareigojusi padėti mums. Ir taip viską blaiviai išdalina, o ten centre žino, kiek mes pravalgome per dieną, kiek kainuoja vieno naujoką išlaikymas, viską kiaurai žino. Nes tikslios apyskaitos kiekvieną metą siunčiamos ir tada jie mato konkrečią padėtį ir tada mato, kiek mes kaip laikomės ir kaip naudojamės šitomis žemės gerybėmis. Meilė jungianti žmogų su Kristumi, per jį su Dievu ir artimu, yra krikščioniškos tobulybės pagrindas. Tačiau tokios meilės neišugdysim savyje, jeigu neįsižadėsim kūrinių ir savo aš. Bet toks savęs įsižadėjimo praktikavimas labai ryškus yra neturta. Kai mes atsiribojam nuo žemiškų dalykų ir juos naudojam tantum kvantum, tai tiek, kiek padeda, tol, kol padeda ir nesivadovaujam kokį norą daugiau turėti ar patirti kokių ypatingų malonumų ar ko nors.
Šventas Bonaventūra sako, kad meilės nuodai yra gobšumas. Gobšumas nuodija meilę. Ta labai mes patiriam. Žmonės, kurie daug turi, taip sukėtina širdį savo, kad retai kada pasidalina. Milijonieriai padaro gerą, bet dažnai norėdami sublizgėti, retai kada iš didelės meilės kitiems pasidaro nejautri širdis, o vienas kitą daugiau pašelpia patys vargšai, pasidalindami. Kaip ta moteriškė Indė, pati jau beveik badaujanti, su vyru pasitarė, sako, neškim ryžių tą puodelį kaimyniai. Nu, kad sako, mes neturėsim, bet sako, mes dar pusbadžių gyvenam, o ana iš bado miršta ir rytoj, jeigu neturės valgyti, jau numirs, nes kelintą dieną nevalgys. O šalia Indijoje didžiausi turtuoliai milijonieriai ir jie šitokių pasidalinimų nemato. Numeta kartais kasnelį ir tik tam, kad pas juos mokesčiai mažesni būtų, net ir tokių numerių yra. Labdarą daro, kad jiem nereikėtų mokesčių mokėti už turimą žemę, turimą namą, mažesnius, kad mokėtų. Tokia buhalterija Amerikoje ten, kad atrodo artimo meilė, tokia didelė čia visiems kraštam, o ten tokia buhalterija finansinė, kad kartais ir gėda. Atrodo, nu, ką jūs nepaskendę, tik kur pro kokią skylę prakišt, kad tik mažesni mokesčiai būtų, o augtų pajamos. Pirmą kartą susidūrus su tokiais dalykais, taip kažkaip nuostabu. Nors šiaip labai atrodo, rūpinasi, daro gerą, bet pasirodo, kad jie turi tokius įskaičiavimus materialinius, kai kurie, kad ten iš tikrųjų jiems ta labdarybė ten tik akių dumimas kitiem. Jie daro gerą savo pirmoje eilėje, mažindami mokesčius, ir kai kam nubyra tada. O jeigu kitaip, tai biznis mažėja ir įplaukos mažėja ir taip toliau. Ne visi gal taip daro, bet man teko su keliais susitikti atvejais ir tikrai ten visiška buhalterija be jokios meilės, o įspūdis didžiuliai geradariai. O į pirmoje eilėje savo labai daug padeda. Bet mes visų neteisiam ir aš nežinau, bet iš tikrųjų iš jų pačių pasikalbėjimų matosi, kaip jie nori save apdrausti, kad tik mažiau valdžiai kliūtų, o jiem, kai tik daugiau paliktų, ir tada biedniesiem šis tas nubyra, vardan labdaros, vardan apaštališkų, pasakytume, veikimo. Net bažnyčia remiama šitai. Jeigu mokesčius bažnyčiai moki, tada tau išskaičiuoja ten mažiausi mokesčiai kitokie. Nu, tokia buhalterija, kad ten nežinai, ar jis vykdo 5 bažnyčios įsakymą ar ne. Bet sakykime, kad gal vykdo, bet nesu tikra meilė, nesu tikru noru vykdyti Dievo valią. Bet tai gal, sakau, atskiri atvejai, kaip tebebūtų, bet neturtas labiau praktikuojamas pačių žmonių, kurie gali mažiau turtingi, bet jie moka su kitais dalintis ir nemurma prieš Dievo apvaizdą dėl kokių sunkumų ar keblumų. Šventasis Pranciškus Asyžietis tvirtina, kad neturtas talpina savyje meilę. Meilę Dievui, meilę artimui. Nes neturtas mylimas dėl Kristaus. Talpina neturtas savyje taip pat savęs įsižadėjimą, nes siekia mirti savo. Siekia apsimarinimo, kad gyventų Kristui, kad labiau sektų Kristui. Taip suprastas neturtas talpina savyje visą krikščionišką askezę ir visas dorybės. Per tokį neturtą žmogus visiškai atsiplėšia nuo kūrinių, kad laisvas nuo visokių pasaulio netvarkingų perdėtų rūpesčių galėtų priklausyti vien Dievui. Laisvė nuo šitų netvarkingų prisirišimų yra tikra dvasios laisvė.
Tikras neturtas glūdi tame, kad netrokštume nieko, ko neturime ir neprisirištume prie to, ką turime. Kad nevergautume turimiem gėriam, bet laisvai jais naudotumės kaip lauko akmeniu. Reikia įkaliau ir neklupėtume, nedorotume prieš savo gerybės. Ir nedrebėtume, ką galime jų netekti. Žinoma, jeigu vagis braunasi ir viską atima, aišku, nuo to reikia prašyti Dievą, kad gelbėtų, nes paprastai nėra tokių išteklių, kad apvogtas žmogus galėtų paskui sekančią dieną ramiai atsigauti. Kai ištinka turtingesnį žmogų nelaimė, jis nepasimeta, jeigu dar daug turi. Sudegė mano parapijoje vienos moters namas, aš jau kiek turėjau, krapščiau pinigų, šiokių tokių, paprastai aš jų neturėdavau. Jau norėjau pašelpti, sako, klebonė, nesijaudink. Sako, mašina garaže išliko. Dar vyras pasakė, kad gelbėk pinigus dar komodoj turėjom, ir dar 10 000 taupomoj turėjom. Taip, kad aš dar paltai spėjau užsidėti, taip nebijok, klebonė, mes nesam skurdžiai. Gal dabar ta moteris jau to nebepasakytų, kai nieko neliko ir taupomoj. Neturtas parodo mums visų dalykų menkumą, praeinamumą, apvalomus išlaisvino nuo netvarkingo prisirišimo prie žemiškų gėrybių. Bet užtat atskleidžia ir kartu prieš mus begalinį Dievo gėrį, Dievo apvaizdos gerumą. Dievas, kuris tampa mūsų didysis paveldėjimas, mūsų didysis turtas, tada mūsų širdis ramesnė ir dabarties klausimas ir rytojaus klausimas. Tas, kuris laukų lelėjimis rūpinasi, nepleis mūsų, nors teks kai kada pakentėti vienokią ar kitokią negalę. Neturtas yra tuo geras ir vertingas dalykas, kad jis mus išlaisvina meiliai, Dievo ir žmonių meiliai. Pažadina kliūtis, trukdančias mums mylėti Dievą visą širdim, visą sielą. Iš tikrųjų, ar galima mylėti Dievą visą širdimi, į tą širdis pripildytą pinigo meilę, žemiškų gėrybių meilę, prisirišimu prie žemiškų dalykų? Ar gali jį mylėti visą sielą, jeigu turi kitų dievų, kaip turtas, pinigas? Ar galime jį mylėti visom jėgom, jeigu tų jėgų netenkam, nes jie susilpino koks nors žemiškų gėrybių kaupimas, turėjimas ar jų meilė? Neturtas yra gėris, nes jis apvalo sielą. Gali atsitikti, kad pagal Dievo amžinos planus mes turime būti apvalyti bent laikinų stokojimų ko nors, kas mums net reikalinga. Tai būna proga atgailai. Kiek kunigų, kurie lengvabūdiškai švaistė pinigais, paskui atsidūrė kalėjime ir ten reikėjo kovoti už duonos kąsnelį. Kaip jie paskui atsiminė, kad jie turėjo sotų stalą, neužjautė alkanų. Ir kaip paskui jie, ne vienas iš jų padarė atgailą ir grįžę nepuolė atgal prie turto, sakė, apsėjome ir be pastogės nuo savos, ir be nuo savų rūbų, dabar netaip tragiška. Bet kai kurie kunigai sako, kai grįžom, atgijo senasis žvėris mumyse. Sako, kai grįžau, sakiau, kad tik kambarėlį gaučiau, kaip būtų gerai. Tau ne tai, kai kamerui 4-5. Gavau kambarėlį, pasakiau, kad tik savo kostiumą kada nors turėčiau, kai grįžau, nusipirkau. Ir paskui pasirodė, kad man to vieno kostiumėlio per maža, reikia vasarinio sezonui, reikia rudens sezonui. Paskui jau to vieno kambarėlio per mažo, svečias atvažiuoja, būt gerai, kad būtų darbo kambarys ir poilsio kambarys.
Kitaip sako, aš nepajutau, kad jau mano spinta pilna rūbų ir man jau per ankštą vienam kambarėlį ir pasirūpinau, kad gaučiau butą su 2 kambariais ir taip toliau. Sako, tik aš nustebau, kad jau man nėra galo apetitui, nes netlikau gerų rekolekcijų ir sako, taip pajutau, kad aš vėl tą alkį medžiaginių dalykų jau turiu nepasotinamą. Nes iš tikrųjų mums reikia didžiojo Dievo turto. Kol mes prieinam būsenos, kai sakom, vieno Dievo gana, kai su šventu Prancišku kartuoja mano Dievas, mano viskas, labai daug ko reikia atsižadėti, kad Dievo užtektų ir būtume patenkinti tuo, ką Dievas duoda mums kasdienybėje. Kristus mums davė ne tik neturto pavyzdį, bet ir paguodai paramą, kurios mes reikalingi, kad galėtume pakelti neturto sunkumus. Kai sunku, pagalvojam, Kristus dar mažiau turėjo. Mano broliai sesės Kristaus krauju atpirkti dar mažiau turi. Tai palengvina. Sakoma, kai kenti ir tau atrodo, kad kančia nepakeliama, prisimink savo kaimynę, kuri jau negali sąnarių pajudinti. Prisimink tą, kuris po avarijos sąmonės net gauna. Prisimink tuos, kurie mažiau turi sveikatos negu tu. Ir tau bus lengviau atsidusti ir praeis noras rėkti, kad tu nelaimingiausias pasaulyje žmogus labiausiai kenčiantis. Taip yra su neturtu. Jėzus teikia mums jėgų pakelti sunkumus, nes atiduoda mums šventų mišių aukoje, šventoj komunijoje. Žvilgsnis į tabernakulį primena, jis visatos valdovas, didžiausi pasaulio turtai, viso žemės gėrybės jo nuosavybė, o jis ką turi? Neturtingiausią tabernakulį ir baltutės ostijos rūbą. Ir tai dėl manęs, kad aš pakelčiau neturto sunkumus. Neturto įžadas išlaisvina mus iš daiktų nelaisvės. Evangeliškas neturtas turimų gerybių atžvilgių laikosi taip, kad rūpinasi ne tų gerybių saugojimu, bet kad tos gerybės tarnautų tam, kam jos yra skirtos ir tiems, kuriems jie reikalingi. Ir kad tos gerybės yra skirtos mūsų darbui, mūsų apaštalavimui, o ne mūsų mėgavimui jais. Apsimarinimas, kai žmogus patiria neturto pasekmes, nepatogumus ir nemurma, priima ramia širdimi noriai, tai yra uoliai praktikuojamas neturtas. Kuklus apdaras, kuklus kambario apstatymas, trokštama patogaus gyvenimo. Prašykime viešpatį, kad jis mums padėtų eiti tuo keliu. Tie neturto nuostatai, regulos yra griaučiai, juos reikia pripildyti gyvybę. Juos priimti kaip savus, kaip progas mylėti Dievą. Tada tas neturtas mūsų dvasią darys laisvą, džiugę ir ramę. Nuostatai, regulos turi būti starto aikštelė skrydžiui, o ne kalėjimas, iš kurio nėra išėjimo ir daužomės kaip paukštis narve. Į kairę, dešinę ir nerandam išėjimo ir trūksta oro. Dievas padės mum eiti tuo keliu, bet žinokime, kad tas kelias slidus pirmiausia, galim greit nuslysti į pakalnę, siauras ir todėl negalime plėsti savo norus, siekius, svajonės. Šitas kelias yra paties Kristaus laiminamas, jo malonės remiamas. Niekada nepilstiks
jėgų eiti neturto keliu ir mylėti šventai neturtą kaip savo motiną, jeigu mes mylėsime Kristų ir iš jo semsimės jėgų eiti tuo keliu. Tai nelengvas kelias, bet nuo to, kaip mes praktikuojam neturtą, daug priklauso ir mūsų vienuoliškoji dvasia. Ar aš ją tikrai turiu, ar pas mane viskas tvarkoj, to turiu paklausti savęs. Apie tai turiu kalbėti su tuo, kuris žino mano trūkumus ir kuris žino, ko jis iš manęs laukia ir kuris nori man padėti. Kreipkimės į jį tą laiką, kada mes paskui turėsime grįžę namo dar progos visą tai permastyti. Neužbaikime to svarstymo su šia valandėlė, su šventų mišių auka, bet perkelkime tą svarstymą į vakaro laiką, į sąžinės sąskaitą, gal ir paskaitykime, jeigu turim ką po ranka apie neturto įžadą. Perskaitykime regulas, jeigu turim po ranka apie neturtą. Ir čia darykim reviziją šiandien, rytoj ir kitomis dienomis, kad grįžtume į tvarką, kurios viešpats laukia, kurios mūsų regulos reikalauja. Ačiū viešpatie už visą, ką mums suteikei. Padėk mums semtis jėgų ir išminties, praktikuojant neturtą, iš tavo dieviškos širdies, iš tavo šviesiausio pavyzdžio. Dabar sukalbėsim viešpaties angelą. Mielos seserys, mums rekolekcijose reikia susimastyti apie tą svarbų momentą, kurio ne vienas neišvengsime. Tai mirties momentą. Žinom, kad jis yra lyg veidrodis, kiekviena mirtis kaip veidrodis žmogui parodo be klastos ir be klaidos tikrą mūsų veidą. Ne išorinį, bet vidinį. Kas mes esame iš savo prigimties, pasako mirtis, iš dulkių esam sutverti, dulkės grįšime, bet mūsų siela niekada nebus sunaikinta, o mirtis yra tik mūsų sielos atsiskyrimas nuo kūno. Kūnas iš žemės paimtas, į žemę grįžta, siela iš Dievo išėjusi pas Dievą grįžta. Viena šviesa, kuri savo spindėjimu neklaidina, tai grabnyčių žvakės šviesa. Ženklas miršt, iškeliauja. Pašventinta žvakė yra Kristaus simbolis. Uždegam prie mirštančio, jei pasiseka, uždegam, kad jam primintų. Keliauji pas tą, kuris yra sakęs, aš pasaulio šviesa, kas mane seka, nevaikščia tamsybėse. Amžinoji šviesa tau te šviečia, sako žvakė, kurią jau pavargusią akimi dar pamato mirštantis ir iš jo akių išrieda ašara. Gal skausmo, kad reikia palikti pasaulį, gal gailesčio, kad netaip gyventa, kad gyvenimas prabėgo, bet nepilnai panaudotos jo dienos ir valandos ir visos progos daryti gerą. Ką mes žinom apie mirtį? Žinom, kad tai neišvengiamas dalykas,
ar mes mąstum ar ne, artinamės prie mirties. Ir kartais taip nenoriai prisimenam ir kuo senesni, tuo nenoriau švenčia savo gimtadienį. Vienas kunigas lietuvis Amerikoje 85 metų sulaukęs, kai parapiečiai pasakė: gerbiamas klebone, švęsim jūsų jubiliejų, toks gražus jubiliejus. Sakė, pabandykit švęsti, aš išdumsiu namo ir negrįšiu. Atsirado čia man skaičiuoti metus. Ir aš apsirikau pasveikinęs, užsiminęs jam, kad tokio amžiaus ir taip gražiai atrodo. Šit nepasakė, o kas tau? Galvoju, kiek man metų. Atsiminiau, kad parapiečiai sakė, kad jis nemėgsta, kai jam metus primintų. O vis tiek vieną kartą pasakys: tėve, ar uždeg žvakę? Ir nesakys: paeik sau su žvake. Supras, kad jau vieną kartą nereiks slėpti nei savo metų, nei datų, ateina mirties metas, atsisveikinimo metas. Žinom, kad mirtis užbaigia mūsų žemiško gyvenimo kelionę ir veiklą. Tiek darbų, retas, kuris žmogus pasako: dabar belieka mirti, jau tiek daug nudirbau. Vieni verkia, kad negali dirbti, kiti, kad ne viską pabaigė. Vienas nebaigė sodą sodinti, kitas nebaigė daržą ravėti, trečias nebaigė kūrinį rašyti, poetas eilėraštį rašyti, teologas savo veikalą rašyti. Vis tiek visi nebaigę jaučiasi, nebaigę darbą, net apaštalai, ne viskas padaryta sielų labui, ne visos progos išnaudotos apaštalavimui. Apaštalas irgi neramus miršta. Galima sakyti, retai kas ramiai miršta, bet yra daug tokių, kurie ramiai miršta, užtat, kad nuostabiai gražiai gyveno, kad jiems kiekvieną dieną buvo proga daryti gerą ir jie tą progą išnaudojo. Kartais žmogus jaučiasi nepakeičiamas, nepavaduojamas, iki paskutinio atodūsio eina, užmiršdamas savo sielos reikalus, įsikniaubia į darbus, taip, kad atrodo tas darbas jam yra viskas. O iš tikrųjų didžiausias darbas yra, kai žmogus taip dirba, kad nepamiršta ir melstis, nepamiršta antro irklo, kuriuo reikia irtis į amžinybę, melskis ir dirbk ir melskis. Kad ir kaip mums tie darbai būtų reikalingi, svarbus, nebaigti, o vis tiek mes iškeliaujam, paliekam vietą kitiems. Taip pat apie mirtį žinom, kad ji užgesina mūsų prisiminimą žmonėse. Kaip greit išnykstam žmonėm iš akių. Ar mūsų kapas bus šalia bažnyčios, ar prie katedros sienos, kaip dabar visa eilė didelių žmonių ten palaidota, ar pačios bažnyčios viduje, kaip Valančiui ar kitiem. Užmiršta, kasgi dabar atsimena. Viena tokia buvo Ona Baltoji, ta katedroje prisimindavo kiekvieną vyskupą ir relatą, ir po gėlytę padėdavo, dabar jinai dingo ir gėlių nebėra ten dedama. Kažkas dar prisimindavo, o dabar jau niekas. Kiti ateis į mūsų vietą ir retai mus paminės, kaip ir mes juos retai paminim. Atsiranda metinės progos, vis jos retesnės ir pagaliau užmiršta. Kažkur kažkas primena, jau 5 metai, kai mirė, 5 metai. Ir net amžinatilsį nesukalba. Perskaito straipsnį laikraštį ir tuo baigėsi. Teisybė buvo, toks buvo, taip, atsimenu, mačiau, girdėjau pamokslą, ir apie kunigus, čia baigė.
Vienas kunigas 35 metus dirbo parapijai, palaidojo. 2 moterėlės šiaip taip prisiversdavo pasikeisdamos papuošt kapelį. O amžinatilsį tai, kada teko pamatyti sukalbant prie kapo. Daug dirbo, vienus pakrikštijo, apženijo, jų tėvus palaidojo, o jisai pats ilsisi, nes sako, kunigo kapas labiausiai būna apleistas, nėra vaikų, nėra artimųjų, kurie labai raudotų, dažniausiai pats senas numiršta. Nepasirūpinsi pats jau po mirties, nekas ten tavimi rūpinsis. Kaip medė audra su visom šaknim išrauna, taip ir iš atminties, net geriausių žmonių. Pasikabina portretą mirusio tėvo, motinos ir pro tuos praeina dienų dienom užmirštami. Jeigu atsimena, tai be maldos lūpose. Gal ne taip yra su seselėm, kurios bendruomenėje atsimena, turi sąrašą, turi kalendorių, kad tą dieną ta mirė, tą dieną ta mirė. Mes irgi turim kalendorių mirusių jėzuitų ir įrašome savo kalendorių, bet nedidelį pagalbininkai esame. Paminim, atsimenam, kartais dar amžinatilsį ir viskas. Užtat, suprantam, tai yra išrovimas su šaknimis iš žmonių atminties. Negražiausiai paminklai ir mūsų, kaip sakoma, panosį ant mūsų tako pastatyti mirusiem. Nedaug jau ką pasako, su viskuo apsiprantama. Eina žmogus savo rūpesčiais paskendęs ir neatsimena tų, pro kuriuos praeina. Yra gražių paminklų, kur parašyta, praeivi, sustok ir sukalbėk nors sveika Marija. Prie tokių paminklų į 101 sustoja, paskaito, nes po kiek laiko ir tas užrašas apželia. Sunku įskaityti, ko ten mirusysis prašo. Žinom, kad mirtis yra amžino gyvenimo pradžia, kad mes per mirties vartus einame į amžinybės namus, atsiimt atlygio. Ne visada į dangų. Atsidursim gyvoje Dievo akivaizdoje. Ir kokiose aplinkybėse mirsiu. Ateis tikrai, tą aplinkybę žinom. Ateis greit, nes tas žemės gyvenimas taip prabėga, kad sulaukia 70 metų, sakom, o kaip greit prabėgo. Tas kunigo tėvas užkalbintas jau buvo 90 metų. Tai kaip nenusibodo gyventi? Ką ten nusibodo? Kaip savaitė kokia. Kelis įvykius atsimenu iš gyvenimo. Pirmą komuniją, mokyklos baigimas, vedybos, ūkio statyba, Sibiras, grįžimas namo, kūrimasis iš naujo, senatvė, negalės, silpnos kojos, silpna širdis ir turbūt nebeilgai gyvensiu, bet atrodė kaip savaitė. Už 3 mėnesių jis mirė, eidamas 91 metus. Savaitė. Taip atrodys mums mirtis, tas gyvenimas, kai mes būsime vis arčiau mirties. Toks trumpas. Ir ateis dažniausiai netikėtai. Apie kunigų mirtį sakoma, subitanija mors sacerdotum sors. Staigi mirtis kunigų likimas. Beveik panašiai, o mirė Panevėžio vyskupijai keli kunigai, keli iš jų labai staiga. Mirė prieš savaitę buvęs Tytuvėnų klebonas. Mirė irgi, nors ir guliavo, bet irgi staiga. Ir taip ne vien kunigai, tai panašiai numiršta ir seselės. Bet ateina dažnai netikėtai, nors signalų daug būna, apsipranta.
ir su liga, ir vis atrodo dar turbūt ilgiau tęsiu. Kai ateina sunkus priepuolis, sako, turbūt šią naktį mirsiu, kai praeina, turbūt dar gyvensiu savaitę. Ir taip pagaliau nebaigta savaitė kažkur, nebaigta diena ar nebaigta naktis. Nei sveikata, nei amžius čia nieko nelemia, žinom, kaip miršta ir jauni. Vienas kunigas išėjo medžioti, negrįžo, po 30 metų amžiaus. Ir tokių situacijų yra daug, ypač dabar, kada toks širdžių šlubavimas ir tokios avarijos ir apiplėšimai ir panašūs dalykai. Argi tas kunigas Ukmergėj tikėjosi, kad jis duodamas išmaldą, kaip sako, šiok tokia pašalpa tiems perėjūnams jau užbaigs šią, už valandos ar 2 užbaigs gyvenimą, ar jis galvoja apie pamaldas, o ne apie mirtį, o atėjo. Ir atrodė, užteko dar sveikatos, nors nebuvo auksinė, nors jau 70 metų sulaukęs. Mano mirtis gali mane ištikti nuodėmėje, tada aš eisiu į skaistyklą, jeigu už ją neatsiprašiau, nors ji bus maža nuodėmė. Sąmoninga lengva nuodėmė. Gali mane ištikti ir sunki nuodėmė. Gražiausias gyvenimas dar neliudija, kad negali šėtonas sulaužyti to žmogaus dvasios ir pastumėti į blogį. Gali būti apsipratimas, pasitikėjimas savim, nebudrumas, maldos stoka ir gali atvesti būseną, kur žmogus bus užkluptas kokios vilionės ir manys, kad apsvaigęs jos įtakoje, kad čia dar nieko baisaus, pagaliau gal rytoj išpažinti atliksiu. Dabartinė sielos būklė negarantuoja ištvermės gerame. Žinojom vieną kunigą, kuris ir tėve mūsų kalbėjo prieš minę žmonių Vingio parke. Žinojom ugningus jo pamokslus, žinojome jo, atrodo, didelę meilę bažnyčiai, Kristui ir vienuolijai, o šiandien palikęs kunigystę, vienuolinį gyvenimą, atsidūręs tikrai nuodėmės būsenoje, ar iš juos atsipeikęs, duok Dieve, mes negalim įmėtyti akmenų, prašyti Dieve, pasigailėk jo ir mūsų, kad nepakartotume to paties. Vienas jaunas kunigas, tiksliau jaunas vienuolis, išėjo iš vienuolyno, nedaręs įžadų, sako, bijau pakartoti to kunigo, ekskunigo kelio. Aš irgi jaučiu kažkokią neramybę ir bijau rizikuoti, nes buvau pasaulyje, tarp žmonių jaučiu, kad aš per silpnas eiti įžadų keliu. Ir išėjau. Mirtis gali mane rasti atšalusi Dievo tarnyboje. Jeigu dabar atšalęs, ar tai yra garantija, kad mirtis ras mane uolų, kadagi tas uolumas nuo kada prasidės, nebent nuo šių rekolekcijų, jeigu jas rimtai žiūrėsiu. Į drungnumo atšalimo būseną pakliuvę žmonės dešimtmečiais tūno toje nelaimingoje būklėje. Smilksta ir smilksta, negali nei kilti aukštyn ir visada yra pavojus smukti žemyn. Nes drungną žmogų pastumėti į sunkią nuodėmę nedidelė problema šėtonui. Mirtis gali mane ištikti esant man uoliu apaštalu, tai būtų laiminga mirtis. Kaip tada džiaugčiaus, kad gerai atlikinėjau maldos pratybas, kad išugdžiau savį maldos dvasią,
kad pastoviai stiprinau savyje vidinį gyvenimą, kad tvardžiau blogus polinkius, praktikavau pojūčio apmarinimą, vidinius sielos galių tvardymą, kad gerai, uoliai naudojausi sakramentais, ypač šventąją komuniją, išpažintimi, kad rekolekcijų metu atlikdavau gerą, rūpestingą generalinę išpažintį, kad net mirties valandą geresnės negalėčiau atlikti. Gerai, jeigu visa tai buvo. Jeigu tai būtų, tada mirtume laimingųjų mirtimi. Turiu mirčiai visada ruoštis, jeigu noriu laimingai mirti. Turiu mirties prisiminimą turėti prieš akis nuolatos. Tai nereiškia, kad turiu turėti kaukolę, nes ir sutaps suprantama. Vienas kunigas turėjo kaukolę peršautą, kažkokio partizano nušauto tą kaukolę, bet nuo jos šventumas nespinduliuoja, nes dar dėl to kunigo išganimo kartais baimė apima. Ar jis paliks savo blogus įpročius ar ne. O kaukolė namuose, taip, bet ką tas reiškia? Gyvą kaukolę pavadintume, tikro žmogaus kaukolė, bet ką pasako. Tas žmogus atrodo mirė už tėvynę, nušautas enkavadistų, nes ten buvo iškasta, kai tik jie sulaidoti pušinę, o dabar ten prieš 14 metų ėmė žvyrą kasti ir ten atrado visą eilę kaukolių. Tam kunigui tuomet vikaravusiam toj parapijai kažkas ar atnešė ir jis ją turėjo, gali dabar tebeturi, nežinau tiksliai, bet mačiau tą kaukolę jo kambarį. Bet ji nedaug ką sako, apsipranta žmogus. Būtų gera, kad į tokį veidrodį pažiūrėtų, kas tu būsi, pamąstyk. Gal tu jau rytoj būsi panašus į šitą, už mėnesio 3 po tavo mirties būsi toks pat. Reikia panaudoti visus įvykius, įvairius įvykius mirties prisiminimui. Stengtis į viską žvelgti pro mirties prizmę ir klausti, ar tai mirties valanda mane džiugins ar liūdnins. Turime elgtis panašiai, kaip mūsų amžinos atminties kunigas Debskis dažnai tą mintį savo iškeldavo, kai ateidavo kokia sunki situacija, reikdavo tvirto drąsaus apsisprendimo, atsisakyti malonios vilionės į piktą arba eiti Dievo valios keliu. Kai jam pasiūlė laisvę, o jį labai kvepėjo kaip kokia graži gėlė, po pusės metų buvojimo tarp kriminalistų, kai jau iš tikrųjų pusę pragaro buvo galima ten pergyventi. Labai norėjęs išeiti laisvę, pasakė, nekišk nagų prie vaikų, gauni teisę išeiti iš kalėjimo. Ir atrodė, kodėl nepasinaudoti tokią privilegiją. Kai kurie kunigai vis tiek nekiša nagų prie vaikų, aš irgi jau atkentėjau už vaikus, išeisiu į laisvę, nekišiu nagų prie vaikų, vis kaip nors egzistuosiu, vis būsiu laisvės oro kvėpuojantis žmogus, nusipelnęs to Lietuvos laisvo oro. Ir kai ta saldi pagunda jau kuteno širdį, jis prisiminė, o mirties valandą šitas kompromisas mane džiugins ar ne? Ne. Kristus sakė, leiskite mažutėliam ateit pas mane, nedrauskite, nes jų dangaus karalystė. Kristus pasakė, Dievo reikia labiau klausyti negu žmonių. Ir sutiko likti nelaisvėje, kentėti tą žemės pragarą tarp kriminalistų, klausytis patyčių, blevyzgų, keiksmų ir likti su Kristumi. Ir likti ištikimu Dievui
ir mažutėliams, kuriem reikia atlaužti duonos bet kokią kainą. Ir paskui grįžęs į laisvę džiaugiasi, kad nesurištos rankos ir kad toliau gali daryti tai, nors vėl rizikuodamas savo laisvę. O šiandien jam statomi paminklai, įrašomos knygos, o šiandien už kiekvieną savo ryžtingą tarnavimą bažnyčiai, už kiekvieną aukos dieną, už kiekvieną ilgai sunkę, dažnai bemiegę kelionę į Sibirą ir prie lietuvių kareivėlių ar kalinių, kiek tai buvo jam įmanoma pasiekti, Dievas jau atlygino neišsakomu džiaugsmu. Taigi ir mums reikia daugelį savo problemų ir pagundų ir vilionių